Labas vakaras, šiandien su jumis yra Ersit. Nieko negaliu padaryti, esu pakimęs, balso neturiu. Ką galiu pasakyti, tai yra neigiami mano komentarai, nes iš tikrųjų, kad ir kaip sergu, man labai patiko jūsų komentarai. Nudžiugau pamatęs 14 dislaikų ir kai pamačiau, kad tik dislaikų, tai yra man laikai. Na vat. Tai yra apžvalga, dabar aš tą apžvalgą ir apžiūrėsiu. Ir dabar mes žiūrime komentarus, kas ten buvo ir kad galėčiau prisiminti, nes ganėtinai sudėtinga. Na taip, ką galiu dar. Man labai patinka tokie komentarai, aš myliu tokius komentarus. Nuo tavęs vemti noris, bet tu, blėt, nestumk ant geresnių, čia norėjau turbūt parašyti. Na, aš jau pataisau tiek to. Manęs nei kiek neliūdina jūsų komentarai, tai džiugina, labai gerai, kad jūs taip mane vertinat, o ypač labiausiai man patinka, kada bachūrai gina bachūrą, tai reiškia, kad jie yra gėjai gal, nes nesu matęs, kad tiek daug vaikinų gerbtų kitą vaikiną. Suprasčiau, kad jie gintų paneles, tai būtų normalu, bet tai, kad gina berniukus ir dar ypač tokius, kurie nusišneka. Tai man yra labai malonu, nes supratau, kad labai daug mūsų šalyje yra gėjų, kuriuos reikia naikinti. Na, tiesiog sunku man daug skaityti, daug nenoriu kalbėti, bet labai tingiu skaityti. Ne, neskaitysiu, nes labai daug prirašyta. Labai daug yra prirašyta ir išsipisinėja čia visai kaip tik išmano. Tai vat. Surasiu štai matą. Ypač jo labiausiai tai patinka surasiu aš tave ir sulaužysiu kaulus asilėtu. Na, pažiūrėkime dabar, kaip atrodo tas, kuris man žada sulaužyti man kaulus. Populiarus. Labai populiarus vienas dalykas, taip. Labai neįtikėtinai fainas, kurio iš tikrųjų nesu matęs dar tokio faino. Kas dar nieko nesimato, iš viso nieko nemoka daryti. Na, suprantu, kad jam yra toli iki manęs ir kad jis daug ko norėtų iš manęs išmokti. Mokyk išmokau, jeigu nori būti toks. Taip, labai dėkoju 40 žmonių, kurie mane prenumeruoja. Ir jau yra, galime sakyti, gal net sakyčiau, kad daugiau nei 1 metai, kaip kuriu video. Ir aišku, tie video nėra tokie, kokius aš galiu sukurti, nes kol kas nėra sveikatos ir jėgų to daryti. Vienas dalykas, kompų turiu daug, bet visi užlūžė. Nuo mano žaidimų ir nuo mano kūrimų. Mano kūrimai per daug geri, net laiko kompai. Tai vat, ir tiesiog norėjau tik tiek pasakyti. Ačiū labai už tokius neigiamus, gražius komentarus. Viso gero.